Labas vakaras visiems, labas vakaras čia susirinkusiems, labas vakaras už ekranų ribų, už ekranų. Labai smagu šiandien čia visus matyti dėl labai paprastos priežasties. Šiandien mes keliam labai filosofinį klausimą, bet man atrodo labai ypatingą klausimą, ar aistra yra būtina darbe, kad mes būtumėm laimingi in general, tiek darbe, tiek apskritai gyvenime. Ir šitas klausimas, man atrodo, kažkuriuo periodu karjeroj kiekvienam iškyla ir nebereikalo. Dėl to, kad bent jau mano supratimu, bet gal šitie žmonės, jie sakys visiškai kitaip ir sakys, tu Marija visiškai nusišnekė, bet man atrodo, kad mūsų visuomeniai dabar yra toks fetišas, sek paskui savo aistrą. Ar ne? Ir šitą fetišą atnešė tokie veikėjai labai nuostabus kūrėjai kaip Steve'as Jobsas, Billas Gatesas, Elonas Muskas ir visa kita, ir mes siekiam ten tokių viršūnių. Ir kai nejaučiam tos aistros darbe, pradedam galvoti, kad kažkas yra su mumis ne taip. Ir dabar labai noriu paprašyti visų, kad užsimerktumėt. Žinau, kad kai lietuviai pasakai viešai, ką nors padaryti, tikrai tai, ar ne? Bet paprašysiu užsimerkti. Užsimerkit. Jūs tai nebūtinai, bet jeigu norit, galit. Ir prisiminkite savo pirmąją meilę. Reakcijos labai geras. Prisiminkit savo pirmąją meilę. Ta pirmąją meilę, kurią sukūrėt iš aistros, ta 16-ė, 18-ė meilė. Kaip buvo fantastika, ne? Ir kaip viskas baigėsi? Milda juokiasi. Kaip viskas baigėsi? Ar ne? Tai galite atsimerkti ir prisiminti, kaip visa tai baigėsi, ar ne? Dažniausiai ne visiems pavyksta iš aistros ten užbūminti labai stipriai ir sukurti kažkokių tai santykių. Būna, kam pasiseka, fantastika, bet daugumai ne. Ir taip yra ir karjeroje. Mes labai dažnu atveju užbūminam savo karjeroje iš aistros ir tada labai staigiai puolam į žemę ir tada galvojam, tai kas čia su manim yra blogai. Tai šiandien kartu su manim, aš neužimsiu čia pilno eterio ir atiduosiu toj mikrofoną šitiem 3 nuostabiem žmonėm. Ir šiandien su manimi kartu yra Nortal Lietuvoje vadovas Mindaugas. Sveiki. Labas. Dovilė. Sveiki. Yra kaučerė, karjeros kaučerė ir aš turiu asmeninę istoriją su šituo žmogumi. Aš kažkada pati kreipiausi į Dovilę, sakau, Dovilė, aš nesuprantu, man atrodo, irgi nebejaučiu jokios aistros savo darbui, gal man čia į čarą būti, gal man čia iš vis mesti viską ir kur eiti, ir man Dovilė švelniau, bet maždaug kažką tokio pasakė, kad tu gal pirmą susitvarkyk asmeninį gyvenimą ir tik tais tada ieško kažkokių tais naujų sąlyčio taškų savo karjeroje. Ir visiškai taip netiesiogiai per tą susitvarkyk savo gyvenimą aš atėjau į laipiojimą ir šiandien su manim yra Vertical vadovas ir įkūrėjas laipiojimo centro Kipras. Labas. Ir Kiprą norėjau pasikviesti dėl to, Kipras visiškai nėra susijęs su IT, nebent kad, nežinau, moki su Wordu turbūt dirbti. Dar moku video callą padaryti komandai. Prašau. Bet vakar reikėjo skryninti ekraną, tai jau turėjau problemų. Ok, nu va. Tai pasikvietėm visiškai ne iš IT pusę žmogų, nes tiek Mindaugas, tiek Dovilė yra dirbus IT įmonėj, Mindaugas irgi visiškai maudosi IT vandenyse ir mum yra natūralu Code Academy kviesti žmonės iš IT srities ir norėjom visiškai kitokio požiūrio kampo, tai dėl to šiandien Kipras yra su mumis. Gerai, aš nustoju kalbėti beveik ir turiu esminį ir labai filosofinį klausimą. Ir man atrodo, kad mes būtent nuo jo turime pradėti.
Nes kai kalbam apie sėkmę, karjerai mes dažniausiai galvojam, kad sėkmė tai yra vertikalus lipimas karjeros laiptais, ar ne? Ir, aš atėjau, buvau administratorė, ten tada kilau ir tapau vadovė, ar ne? Mindaugai, kas tau yra sėkminga karjera? Sėkminga karjera vis tiek yra susijusi su kažkuo, kam norim pasiekti priekyje. Tai tikslas, ar ne? Tikslas gali būti, aš noriu išeiti pensiją 50, ar ne? Aš noriu turėti finansinę nepriklausomybę. Aš noriu sukurti produktą, kuris bus žinomas visam pasaulyje. Aš noriu būti geriausias savo srities žinovas, specialistas savo kaime, Fabijoniškėse, Vilniaus mieste ar Lietuvoje. Tai, ką kiekvienas įsivardina, ką nori matyti priekyje, ir tada to tikslo siekimas, vienas iš to tikslo siekimo instrumentų ir variklių yra būtent aistra. Tai yra ta energija, kuri mus veda link to tikslo. Ačiū. Mano mikro veikia. Ačiū. Dovilė. Gerai. Čia mano tema, tai žinok, šiandien reikės mane sudrauginėti. Jo, tai šiaip jeigu trumpai, man tai labai paprastas atsakymas ir gal toks net labai, paprastas, jo. Ta, kuri man patinka. Tai tu taip įdomiai šiandien pradėjai šitą diskusiją, aš būsiu ta, kuri už aistrą karjerai. Tai tas gal pirmas apibrėžimas akivaizdus man pačiai, kai aš savo atsakau, kas man sėkminga karjera, nes manau, kad daug apibrėžimų yra, tai man yra ta, kuri man patinka. O patinka ta, kuri būtent rezonuoja su mano kažkokiom aistrom, poreikiais, vertybėm, kuri padeda tam mano potencialui kažkaip reikštis. Tai čia vienas aspektas, bet gal toj sėkmingoje karjeroj tai yra ne tik tai ir yra daugiau tų detalių, tai yra, kad pavyzdžiui, man yra, kad aš turiu žinoti, kad man karjera suteikia galimybės augti, mokytis, tobulėti, kad aš kažkaip nestoviu vienoje vietoje, kad aš gaunu tą patį finansinį saugumą kažkokį ar ne finansinį stabilumą, reiškia, kad aš kiek įdedu aš savo energijos ar ne pastangų, kad aš gaunu tiek finansinę grąžą, tiek kažkokias kitas naudas. Šiaip yra ir gal dar daugiau tų aspektų ir poveikio kūrimas toksai, kad kažkaip man visą laiką yra svarbu, kad aš kurčiau kažkokią pridėtinę vertę, poveikį. Tai čia man tokia yra sėkminga karjera ir manau, kad gal kaip yra žmonėm, kur panašus tie neapibrėžimai, bet manau, kad kiekvienam labai gali skirtis tas. Tai va. Ok, Kiprai? Tai sveiki visi, malonu čia būti ir ačiū Marija už gražų pristatymą. Aš trumpai, nežinau, mano žodyne karjeros žodžiai iš vis neegzistuoja. Aš 16 metų įsimylėjau laipimą ir tai buvo mano aistra, kurią aš ir sekiau. Bet galvojant, kas yra karjera man asmeniškai, tai tikriausiai yra erdvė, ar žmonės, ar organizacija, kurioje aš galėčiau jaustis savimi. Vertybės būtų žmonių, su kuriais aš dirbu tokios pačios, žinai, ir galėčiau jausti, kad mano darbas palieka kažkokį tašką po mane, žinai, kažkokį prisiminimą. Šiandien buvo gera situacija, prie savo Dainiaus kolegos, sakau, šnekame apie atostogas ir mes tokie, daug prisiplanavę tų kelionių į kalnus. Abudu norim važinėti, bet sakau, žiūrėk, yra mūsų vaikai ir aš atsimenu save 16 metų, kai mane išvežė į kalnus. Tai buvo mano toks tektoninis lūžis, kuris man sužadino aistrą ir aš nuo to nebesustojau. Sakau, reikia išvežti, davai padarom kažkur tarpą tarp mūsų atostogų ir išvežam juos į kalnus. Tai tokie žmonės, tokios vertybės ir erdvė, kurioje aš galiu jaustis savimi ir daryti iš tiesų tai, ką noriu, tai yra man karjera. Ok, kaip įdomu šiaip, aš gavau būtent tokį atsakymą, kokį ir norėjau gauti, kad mes neturim vieno apibrėžimo, kas yra sėkminga karjera, ar ne? Ir nuo ko aš ir pradėjau šitą klausimą, kad mes dažnu atveju iš tikrųjų įsivaizduojam, kad karjera yra vertikalus augimas iš pozicijos į poziciją, ar ne? Bet iš tikrųjų tai karjera gali būti, kad aš gausiu stabilumą kažkokį ir išeisiu pensijoje ir gyvensiu visiškai patį geriausią savo gyvenimą, kažkam tiesiog tai, kad mano būtų, kad man kažkokius irgi poreikius atlieptų, o čia irgi eina per vertybės, ar ne, kaip faina, ar ne, vaikus išvežti į kalnus, ir čia mano yra karjera, ar ne. O kaip jūs galvojat, Dovilė, pradėsim nuo tavęs, kaip, ta aistra toks irgi, mano požiūriu, tai yra toks užvedantis dalykas, gali užvesti, ar ne, bet
labai greitai gali ir nudanginti ten, kur tu nenori būti nudangintas. Tai kaip keičiasi per laiką, kaip gali keistis per laiką žmogui santykis su darbu per aistros prizmę? Kaip tavo nuomonė? Gali, pavyzdžiui, aistra šokinėti, ar tu turi būti visą laiką stabiliai, jausti aistrą ir čia vadinasi yra tavo karjera, tavo sėkminga karjera? Dar, žinai, gal norisi atreaguoti į tą, kaip sakai, kad aistra gali iškelti ir gali nutiekšti į žemę. Tai gal yra tokiu atveju, aš nežinau, bet tai pirma, žinai, mintis kilo, kad klausimas, ar ten aistra tieškia į žemę, ar kažkokie kiti aspektai gyvenime tieškia į žemę. Tai ar kažkoks, gal kaip tik kažkokių žinių neturėjimas, neapsisprendimai, baimės, įsitikinimai ir visokie kažkokie kiti dalykai gali būti, kad nubloškia dažnai, o ne ta aistra, kuri yra iš esmės galbūt tik vara kažkam. Ir dabar pamiršau antrą dalį klausimo. Gerai, aš dar patikslinsiu. Jis toks buvo ilgas. Ok, aš patikslinsiu tada konkrečiau, ar aistrą mes galim užsiauginti darbui? Ar mes jau turim ją nuo pat pradžios jausti ir tada jau žinom, kad čia, čia aš turiu eiti šito keliu. Kaip tu galvoji? Sakau, čia bus, žinokit, filosofinė diskusija. Jo, nes šitas pats terminas aistra ir kai mes dar neįvardinę galbūt irgi, ką mes laikom tuo, tai čia toks sunku taip atsakyti, nes labai labai platus, man bent jau asmeniškai tai platus tas žodis yra iš tikrųjų. Tai ar galima užsiauginti aistrą darbui, tai manau, kad taip, kas be ko galima. Nebūtinai mums iš karto, kartais ten, nežinau, atsiranda ta aistra ir aš ją aiškiai žinau ir suprantu ir kam aš ją jaučiu, kodėl ir kas ten vyksta. Ir kartais reikia pabandyti ne vieną darbą, ne vieną veiklą, ne vieną žingsnį ir veiksmą padaryti, kad, kaip čia, įsijungti tos visos lemputės tavyje ir tu pajustum tą, pavadinkim, pilną aistrą, ar ne, tą tokį draivą didelį. Tai kartais būna iš karto, kartais žmonės netyčia atranda, ar ne, ir taip natūraliai labai, o kartais reikia iš tikrųjų labai daug žingsnių padaryti, kad tą atrastum, tą aistrą. Tu turi omeny vienoje įmonėje daug veiksmų atlikti ar būtent gyvenime? Tai aš gal bendrai taip kalbu, nebūtinai apie... Tai gali būti, kad ir vienoje įmonėje kažkam gal bus, kad, pavyzdžiui, nežinau, įsidarbinai kažkokią poziciją, tai klausimas dar irgi, kam tai yra įmonėje, pozicijai, kam bendrai, ar ne, aš čia kažkokį vertinį. Sakau, čia toks, kaip tu sakai, daug čia filosofijos. Tai net ir toj pačioje įmonėje, manau, kad daugeliu žmonių būna tas, kaip ir santuokai būna irgi tas honeymoon, įmonėse būna honeymoon, bet tas honeymoon kartais nebūtinai reiškia, kad viskas gerai, bet kad aš dar pradžiai, ką reiškia, nesuvokiu dar savo vietos toje organizacijoje, savo jausmų, kaip man čia veikti, kaip elgtis, kas man patinka, kas ne, ieškau tos vietos ir su laiku, kai ją taip po truputį atrandu, jau pradedu įgalinti save labiau, man atrodo, tada jau kaip čia pradeda matytis, žinai, ar yra tai aistra ar nėra, kur nėra ir ką man daryti su tuo, tai taip gal plačiai, bet kažkaip tai. Ok, Mindaugai, kaip tu galvoji? Ir galbūt tu gali kaip vadovas pasidalinti iš savo darbuotojų prizmės, ar ne? Ar yra tokių atvejų, kur žmonės gal nelabai pajuto aistrą nuo pat pradžių? Nežinau, ar vadovai sako žmonės, ar dalinasi darbuotojai tokiais dalykais, bet galbūt kurie, gal nepajuto aistros, o po to kažkas nutiko ir ten žiūri, kad žmogus performina ir visus kaip jaisus, tiesiog, nežinau, ten performances puikus. Iš tikrųjų, Dovilė teisi, mes nelabai apsibrėžiam, kas vis dėlto ta aistra yra, ne, ir apie ką kalbam. Kad mes tai vadinam gal labiau degančios akys, ir bandom, kai samdom žmonės ieškoti, ar ten dega akis ar nedega, ar jis ten darys dalykus ar ne. Bet labai dažnai mes tą aistrą sumaišom ir ta aistra turi tokius nemalonius pusbrolių ir pusseserę. Tai pusbrolis yra perdegimas, ta prasme, žmogus tikrai yra linkęs ateiti daug dirbti, galbūt net nebūtinai iš tos nuoširdžios aistros, iš baimės būti nepriimtam, nepripažintam ir iš kitų dalykų. Ir toks žmogus yra linkęs perdegti, ar ne? Tai šito reikia labai saugoti ir žiūrėti. Tai nereiškia, kad neįmanoma su tokiu žmonėm dirbti, bet jį reikia tiesiog saugoti ir neleisti jam pasiekti tų lygių.
Ir ta nemalonioji pusėserė yra, kur dega akis, bet dega akis daug šnekėti, bet kai reikia daryti, nelabai gaunasi. Tai prasme, taip, aš visus kolektyvas nuostabus, aš visus myliu, bet kai reikia darbus daryti, to kažko ir pritrūksta. Tai va, bet kitam gal gale yra tas toks ne aistra, bet tylus atsidavimas. Tai yra žmonės, kurie yra, juos pažiūrėjus, ten jokių degančių akių nėra. Bet jie yra intravertai, jie yra tylus, jie į savo darbą žiūri labai rimtai ir tu jais visiškai gali pasitikėti, nepaisant to, kad jie savo veidų neišduoda jokios emocijos. Tu gali dėti juos į sunkiausias užduotis ir žinai, kad jie visiškai nuosekliai ir patikimai tą rezultatą deliverins. Tai tas aistra nėra pakankama sąlyga, kad žinotum, kad jau viskas, jau radai tą aukso grynuolį darbuotoją. Ok, tai kadangi 2 kartus netgi išgirdau, kad mes neapsibrėžiam savokas, kas yra aistra, tai pabandykim, bet tada pabandykim nesikartoti, kas yra sėkminga karjera, ar ne? Tai kas yra aistra darbui? Ir kiek jūs galvojat, kad iš tikrųjų jos reikėtų siekti, Mindaugai? Tai turbūt, gal labiau pavadinčiau, tai yra energetinis resursas ir žmogaus galimybė jį valdyti ir pasitelkti, išnaudoti tiek, kiek reikia darbui, savęs augimui, savęs įprasminimui, bet lygiai taip pat, kad sugebėti tą resursą pasilikti šeimai, artimiesiems ir neperdėti. Tai tą energinį lygį sugebėti tinkamai išnaudoti ir pasiekti tą idealų balansą. Dovilė? Nesikartoti. Tai man aistra darbui vis tiek kyla iš to, kad aš kaip žmogus turiu kažkokius savo siekius gyvenime. Tuo momentu, tarkim, ar ne, išsikėlus jaučiu savo vidum ten kažkokius svajonės, nežinau, poreikius ir kažkokius tai dalykus, kaip aš noriu kuo užsimti iš tikrųjų, kasdienybėj, kuo daugiau, gal taip paprastai sakant. Ir ta aistra darbui, tai yra, kai tai susitinka, ar ne, kad aš toj veikloj, aš gal net ne vis laik darbą vadinu veikla kartais, nes ne visus darbus darbais gali vadinti, bet kai toje veikloje, ar ne, susitinka tai, kad man atliepia tuos dalykus, tada įsijungia aistra ir tada dar kiti dalykai, kuriuos mes čia gal minėjom, tai yra tos vertybės, ar ne, kad irgi turėtų rezonuoti su ta aplinka, su ta, nežinau, veikla, žmonėmis, kurie prie to dirba. Tai gal man vis tiek yra rezonansas per save, toksai. Ir aš iš viso tą aistrą kartais, kai klausimas, ne kas yra aistra darbui, labai paprastai, patinka darbas ar man nepatinka. Toksai, taip, labai toks gal stiprus žodis, džiugina, energizuoja tas, ar ne. Tas aistra, mes ją taip įsivaizduojam, kad kažkaip atrodo, kad aš turiu būti visiškai pametus galvą, kad ten, jeigu aistra darbui, tai reiškia, darbas turi būti tobulas visais aspektais, ten man nerealiai patikti, bet tai nebūtinai tai reiškia. Tai gali reiškia, kad aš užsiemu savo mylimą veiklą, bet yra ir tų užduočių, kurios nefainos, ir ten ir užknisa kažkas, ir kažkas nepatinka, ir taip toliau. Ir reikia irgi ir disciplinos, ir būna sunkių dienų, bet overall, kai taip bendrai aš vertinu, aš vis tiek gale dienos vertinu, kad jaučiu aistrą, man fainai, man patinka tai, ką darau. Tai apie tai man yra. Ok, Kiprai, ar turi ką pridurti? Čia apie aistrą, ar kas yra aistra? Jeigu reikėtų... Nežinau, man aistra atrodo, žinai, kaip nemokami degalai. Jeigu tu tą turėjai aistrą, tai yra nemokami degalai, kuriuos atsikeli ryte ir tave varikliukas vis laik ir varo. Ir kaip Dovilė ir sakė, nesvarbu, ar tai yra blogi ar geri darbai, bet tu vis tiek kažkaip nori juos atlikti. Bet nebūtinai aistra turi būti, man atrodo, darbė. Jis gali būti tiesiog kažkoje tavo veikloje, žinai, ir darbas gali tiesiog papildyti arba padėti tą aistrą tęsti. Aš savo patirties galiu pasakyti. 16 metų kažkada tėvai neišleido važiuoti antrą kartą į kalnus ir aš toks, tai gerai, aš susirasiu darbą ir aš nuėjau dirbti į gamyklą, kliuoti lipdukus ant kvepalų dėžučių su močiutėm, žinai, šiaip juokinga ten situacija, žinai, fabrike. Pasidarėm iš dėžių tokius soliukus ir ten lipdukus kliuoja. Bet aš padirbau ir man buvo ten viskas ok. Žinai, aišku, trumpalaikis darbas, 2 mėnesius, bet aš gavau pinigų ir išvažiavau daryti savo aistrą. Tai aistra nebūtinai gali būti darbė, o darbas gali būti pakeliui su aistra, man atrodo. Žinai, reikia... Ir labai dabar iš karto organiškai pereinu prie kito klausimo. Kaip galvojat, ta aistra darbui,
Nes iš tikrųjų aš, pavyzdžiui, esu tos nuomonės, gal, kad yra tiesiog nueiti į darbą, atidirbti darbą, labai tai buitiškai pasakysiu, bet pasimti pinigus ir tada savo hobius kažkokius įgyvendinti ir ten atrasti aistrą ir ten rasti pasitenkinimą. Bet vis tiek, bet kokiu atveju žmonės, dauguma žmonių, man atrodo, siekia tos aistros, pavadinkim, darbui. Ir daugeliui, man atrodo, nelabai pavyksta jos pajusti. Tai kaip galvojat, aistros pajutimas darbui daugiau yra privilegija ar duotybė? Mes turim suprasti tai kaip faktą. Geras klausimas, ne? Sakiau filosofinis. Filosofinė diskusija. Dovilė. Tas nytas. Ne, žinot, aš tikrai jaučiu aistrą, aš jaučiuosi laimingas, gal ir mane apdovanotas ta aistra, ačiū Dievui, aš ją turiu. Buvo momentų, kai jutau, kad jinai mažėja, buvo lūžus nutrūko bicepsas lipant kalnuose ir pusę metų buvau sulangėti ir negalėjau laipioti. Tada tikrai jutau tokį aistros čia nuvažiavimą žemyn, bet aš negaliu pakomentuoti, žinai, ar tai yra privilegija. Tiesiog man atrodo visų žmonių siekimybė, nes aš tada, jeigu tu savyje jauti visiškai tokį lygumą, pilkumą, tai tikriausiai nelabai ir įdomu gyventi, gal ne darbė, tai yra, bet kažkur tikriausiai turi, nesvarbu, ar tai rožės auginti sodyboje, ar tai surfinti, ar laipyti, ar dar kažką daryti, ta aistra turėtų tikrai būti. Tai daro mus, man atrodo, žmonės. Tai va. Kitaip tariant, tokia siekimybė, kurios galima šiaip iš esmės visi pasiekti, Mindaugai. Kaip tu galvoji? Aš vis dėlto manau, kad aistra yra privilegija, yra tikrai ne kiekvienam pasiekiama ir jeigu kalbant apie darbinį kontekstą, kaip prasminėja, klijavo lipdukus, ar ne, tai aistra įsijautė tai kalnams, bet tas lipdukas, jisai užsikliuoja arba neužsikliuoja ir labai sunku surasti tą prasme tokiam darbe. Nežinau, gal turbūt yra ir kitų pavyzdžių, darbas ar gamykloje, ar ten sandėlio priežiūra, dar kur yra tiesiog yra darbas. Žmonių, kuriem labai patinka. Yra žmonių, bet irgi tai yra privilegija. Tiesiog. Tai yra privilegija. Aš manau, kad jie tada ieško savęs, kuri prasminti kitur, ar per meilę šeimai, meilę vaikam, arba kažkokia kūryba, kurios nepavyksta paversti pajamų šaltiniu. Tai tie, kurie iš tikrųjų mėgaujasi savo darbą ir sugeba save realizuoti, yra privilegijuoti ir laimingi. Dovilė? Manau, kad tai įmanoma, tai tikrai visiems. Klausimas, ar visi to nori. Tai va čia grįžtant irgi, kaip tu kaip praminėjai, tai tikrai ne visi nori to. Ir tada tas nėra būtina ir tada tas nėra nei ir privilegija tiem žmonėms, ar ne, nes jie galbūt kažkur kitur tą atranda ir taip tikrai tada tu gali turėti tą darbą, kaip tu sakai, va tokį, tolygų, ramų, kur aš ateinu, pasiemu, ar ne, kas man priklauso ir einu tada kaip čia to įgalintas ar ne, kažką kito daryti ir tada kitur esu labai laimingas. Tai va tas aspektas, tu jau paminėjai šitą, va aš tam pritariu, kad kažkur aistra vis tiek turi būti, nes taip va mes ir energizuojamės, man ta energija kažkaip labai oponuoja, tai va, o ar ten privilegija, jeigu mes sėdėtumėm dabar kambarį, kur čia būtų, nežinau, 40 žmonių, kurie labai nelaimingi darbe ir svajoja, kad jiem kažkas patiktų labiau, bet niekada nežengia to žingsnio, tai jie sakytų, jo, čia privilegija, čia, bet čia taip toli kažkur. Bet jeigu sėdėtum tarp, nežinau, drąsių, ambicingų ir kurie va, turi tą siekį darbe jausti aistrą, tai jie gal sakytų, kad tai visiškai realu ir tai tikrai labai galima pasiekti. Tai vat priklauso, kaip pasižiūrėsi dar. Ok, tai dabar ir įsivaizduokim, kad čia visi žmonės yra tie, kurie, ieško aistros, tarkim, ar ne. Kaip jūs galvojat, ką jūs patartumėt, pavyzdžiui, tokiam žmogui? Aistra šiaip, mano požiūrį, tai yra vis tiek labai didžiulis žodis ir, man aistra yra lygų, Steve'as Jobsas, ar ne? Ar ten Billas Gatesas tas pats, kur dienom naktim galėdavo sėdėti prie savo reikalų, darbuotis ten ir daryti dalykų. Ką jūs vis tik siūlytumėt žmogui? Ar ieškoti tos aistros, ar bandyti ieškoti prasmės darbe, ar smalsumo? Ar siekti kažkaip smalsumo savo darbe? Ar galbūt kažko kito? Mindaugai.
Dar gal grįžtant prie tų privilegijų, irgi paminėję pavyzdį apie Steve'ą Jobsą, aš paminėčiau kitus irgi kaip Eloną Muską, Billą Gatesą, jie visi turi neįtikėtiną energetinį resursą. Jie gali varyti po 80-90 valandų per savaitę ir jeigu mažiau dirba, jie jaučiasi savęs neįsiprasminę. Tai jie turi, nežinau, dovaną kažkokią, ar tai prigimtinė, ar kitaip įgyta, kurie jie gali naudoti ir tai yra priežastis, dėl ko jie tokie yra sėkmingi. Tai tikrai mes to energetinio resurso tokio neturim ir pas kiekvieną pas mus jis yra skirtingas. Ir dabar atsakant į tavo klausimą, kaip dabar tą visą resursą panaudoti, kurį tau davė gamta, kaip panaudoti maksimaliai, kaip jį sužadinti ir kaip jį visą išnaudoti. Tai tinkama aplinka, motyvacija, smalsumas, galbūt veikla, kuri duoda gero kitiem tave. Tai reikia atrasti tą, kuris užkabina tą tavo energetinį resursą ir sugeba išnaudoti jį visą, aišku, palikdamas ir kitiems, ir šeimai, ir tai turbūt toks. Dovilė? Tai kaip ir tau panašiai atsakysi. Susitvarkyti gyvenimą. Ne, juokauju, bet iš tikrųjų arti, tai kaip pas mane, ar ne, yra kai klientai, kai su žmonėm dirbam šitoj vietai, ties tuo klausimu, tai ką čia daryti dabar, noriu kažkaip to darbo kažkokio, nežinau, kad ar patinkančio, ar nepatinkančio, tai vis tiek mano pirmas toks pasiūlymas būna, kad bendrai savo įsivardint, kokio aš bendrai gyvenimo noriu. Tai nuo to pradėti, net nuo kažkokio darbo. Darbas yra tik dalis tavo tų 24 valandų ir daugelio metų. Tai pirmą pradėti nuo to, kad apsibrėžti, įsivardint, čia dabar nesiplėsiu, kaip yra daugelis būdų, ar ne, bet iš esmės, tai taip trumpai sakant, kokio tu nori gyvenimo, kaip tu nori gyventi, su kokiais žmonėmis būti, kokioje aplinkoje, net kada keltis, net kada dirbti kuriuo metu ir įvairias ten, kokius hobius turėti, kiek keliauti ir taip toliau, ir tuomet jau net iš to pradės galbūt ryškėti, ko tu nori iš to darbo, kur to darbo yra vieta ir tada kažkaip žiūrėti, ar aš jau kažkokia tai man iškelia mintį, kas būtų tas darbas, kuris man kelia aistrą, jeigu ne, yra vėl kiti metodai, kaip tą atrasti. Šiaip vieną labai šiandien atsiminiau, labai norėjau pasidalinti, galvoju, gal net dabar čia prie šito klausimo, tai prie nosų aistros, ar ne, kai kartais tiek daug būna pasimetusių žmonių, nes neranda to, nežino, niekaip neužčiopia, yra aišku įvairiausių būdų, bet vienas man toks patinkantis yra tai pagalvoti apie tai, koks reiškinys pasaulyje tave siutina. Ko tu šiaip gyvendamas šitoje žemėje, šiaip kas tave taip pykdo, nežinau, nervina ar ne, kokie reiškiniai gyvenime. Ir tada gali būti, kad tai, kas tave nervina, pavyzdžiui, mane asmeniškai nervina tai, kai žmonės pasirenka gyventi nelaimingai. Ir visa mano veikla, viskas, ką aš kaip veikiu, sukasi aplink tai, kad ką aš darau, stengiuosi priešingai, ar ne, veikti ir pati, ir kitiem padėti, ar ne, kažkaip link tos laimės sėdėti. Tai kai kuriems žmonėms gal, nežinau, nervina, kad labai daug šiukšlių pasaulyje ir iš to kyla kažkokia irgi mintis, kažkokius projektus daryti su tuo. Tai tą aistrą galima, pavyzdžiui, užčiuopti iš tokio dalyko kartais visai, net nepagalvotum, žinai. Tai kažkaip. Kiprai, pakartosiu klausimą, nes turbūt pamiršai. Ne dėl to, kad... Galvoju, ko nemėgstu dabar. Ne dėl to, kad atmintis prasto, dėl to, kad labai plačiai atsakinėjom ir vis labai gerai. Tai ieškant aistros, į ką labiausiai reikėtų atsiremti tavo nuomonę? Į aistrą, į smalsumą, į prasmę ar į kažką dar kitą? Mano nuomonė, tai žinai, aistrą vėliau ar anksčiau pajausi, jeigu jos ieškosi, bet nebūtinai turi ieškoti darbe. Tai aš tai darbe ieškočiau vertybių, kurios tave atstoja ir fainų kolegų. Jeigu geros vertybės, fainas kolegos ir dar geras vadovas, smagios užduotis, tai kodėl ten nepadirbi, žinai, paprastas atsakymas. Bet aistra, manau, ateina, žinai, tikriausiai kažkada, tu niekada nežinosi, man tas čia įsireiškimas ieškoti aistros. Tai dabar kaip ir merginos išeiti į Vilniaus miestą ir ieškoti merginos. Taip neįsi, ne? Žinai, pats kažkaip natūraliai ateina. Tai yra aistra tikriausiai ateis natūraliai. Nereikia perspauti, nes tai yra svarbus, bet ir toks jautrus dalykas. Tai man atrodo, nereikia jos ieškoti taip dirbtinai labai. Man labai patinka, kad jūs taip holistiškai žiūrite. Aš taip norėjau, kad taip būtent ir būtų šita diskusija, kad mes žiūrėtumėm ne tik tais apie darbą, ar ne, bet kad iš tikrųjų ir mano, pavyzdžiui, pačios asmeninė patirtis po Dovilės konsultacijos, kad iš tikrųjų pradžiai reikėjo labai stipriai atsitraukti nuo karjeros, nes, atrodo, jau pasiekiau tam tikrą stabilumą
ir tokį atsirado linijinis toks jau karjeros projektas kažkoks ir iš tikrųjų man reikėjo išmokti netgi ir su tuo išbūti ir išgyventi, o ne ten vėl būminti į viršų ir ten dar ieškoti kažkokių dalykų, tai va laipiojimas, kalnai atsirado, meditacijos ir visa kita, kas man beprotiškai irgi patinka. Dar man vienas dalykas, ir gal jūs man galėsit pritarti, kad žmonės, kurie jaučia, vat, pavyzdžiui, aistrą, nu, ten, tarkim, vat, laipiojimui, ten dar kažkam, nežinau, bet kam, ar ne, visiškai nesvarbu. Kartais atrodo, va, tiem, kurie neturi tos aistros ir gal tu čia, Dovilė, irgi iš savo patirties kaip kaučerės galėsi pasidalinti, nes aš dalinuosi iš tos patirties kaip irgi karjeros konsultantė, edukatorė, dažnai paustinanti dalykus ir, pavyzdžiui, aš labai dažnai irgi akcentuoju, kad žiūrėkit, jeigu jaučiatės darbe nelaimingi, irgi atsisukit pradžiai savo gyvenimą, pasižiūrėkit, galbūt reikia naujų hobių. Ir aš tada sulaukiu tokios replikos, ai, nu, bet Marija, tau tai čia pasisekė. Nu, tu tai čia va turi savo aistrą tiem kalnam, laipiojimam, ten meditacijom savo. Aš visada sakau, nu, man nenukrito. Nesėdėjau ant sofos, aš, žinokit, nesėdėjau ant sofos ir ėjau ir bandžiau ir dariau dalykų ir pilnai išbandžiau, kurie man nepatiko, iki kol atėjau. Kaip tu, Dovilė, susiduri su kokiu požiūriu? Ar panašiu, ar galbūt visiškai ne? Yra tas, kad pasisekė galvojimas toks, bet čia matyti yra daugiau iš tų žmonių, kurie tų veiksmų nedaro. Nes veiksmas turi būti kažkoks daromas, kad kažkas atsirastų, galvoj neužgimsta vien tik tai, užgimsta, bet nesirealizuoja niekaip jokie dalykai. Koks dar tas požiūris? Reikia man pagalvoti, žino. Prigavau netikėtai. Aha, prigavai. Gerai, Mindaugui klausimas. Kaip tu galvoji, Mindaugai, ar gali žmogus, nu, tarkim, su visa pagarba, dabar visiškai random pasakysiu profesiją, testuotojas, pavyzdžiui, ar ne? Jausti galbūt aistrą arba prasmę, man prasmė gal labiau patinkantis žodis yra negu kad aistra, prasmę galbūt ne tiek savo darbui, kad ten klaidas tikrinti ir žiūrėti, kaip ten, žodžiu, programuotojai, ką padarė, ko nepadarė, bet galbūt jis prasmę gali atrasti įmonėje, tam tikroje įmonėje, kuri užsiima tam tikrą veiklą. Pavyzdžiui, sveikata galbūt, gal ten, nežinau, edukacija ar ne, švietimu. Kaip tu galvoji, ar galima, nu, jeigu žmogus nejaučia savo užduotyse aistros, bet ar prasmės, bet atrasti prasmę visiškai kitose dalykuose, net ir įmonėje? Šiaip testuotojas yra labai įdomi profesija, nes pagrindinė užduotis jo griauti dalykus, ar ne? Tai, ką programuotojas sukūrė, davai sugriaugime. Tai yra labai, labai įdomi veikla, bet atsakant į klausimą, jo, tada turbūt paieškoti, vis tiek tu dirbi komandoje su programuotojais prie projekto ir dabar ieškoti prasmės, ką projektas daro, nežinau, ar ten tai yra kažkokia sistema ligoniai, ar švietimo sistema, ar kita sistema, kuri teikia naudą visuomeniai arba kažkokiam netgi ir dideliai įmonei, tai gali matyti vertės. Aš esu kažko dalis, kažko mechanizmas, tame galima irgi įsiprasminti. Lygiai taip pat galima įsiprasminti ir įmonės bendruomenė, ar ne? Jeigu man užduotis neįdomias šiuo metu šitame projekte, gal aš pabandysiu suburti tą testuotojų bendruomenę, ten, nežinau, 10 žmonių ir sugalvokim būdų, kaip ten kartu augti, mokytis ar padėti kitiem keisti žiniomis. Tai, ta prasme, tais etapais galima visokių tokių mažų hekų motyvacijos surasti, sugalvoti ir pasipildyti tą nuobodų periodą darbe. Jo, man atrodo, kad čia yra esminis momentas irgi, kad galbūt nebūtinai aš jausiu savo užduotise kasdienėse ten begalinę aistrą, bet prasmę atrasti per tą įmonę arba per bendrinę tokią veiklą. Pavyzdžiui, vėlgi per savo pavyzdį, aš beveik 6-7 metus buvau istorijos mokytoja. Ir man pats istorija dalykas nebuvo, kad pats mėgstamiausias. Man tiesiog mokykloje geriausiai sekėsi istorija. Mano mama mokytoja, pati nuostabiausia mokytoja pasaulyje.
mama, lysk iš telefono, klausykis vaiko. ir, tai va, ir aš mokiausi iš nuostabių pavyzdžių, mano istorijos mokytoja buvo nuostabi mokytoja ir istorija buvo tik antrailis dalykas, bet mane vežė tai, kad eina savo, aš atsimenu, atsiguldavau į lovą ir galvodavau, aš realiai statau Lietuvos švietimą. Nu, ta prasme, va, aš diegiu kažkokias tai vertybės vaikams, tai koks atsakingas darbas ir mokykla mūsų nėra pati geriausia Lietuvoje. Yra tikrai labai didžiulių problemų pačioj švietimo sistemai, bet man visą tai būdavo nusispjauti tiesiog. Aš ant tiek prasme jausdavau, kad aš ateinu kiekvieną dieną pas penktokus arba pas dvyliktokus, su penktokais žaidžiu ir ten darom kažkokius istorijos dalykus, su dvyliktokais mokomės egzaminam ir būdavo nerealu. Tai išvada tame, kad jeigu nerandate aistros ten Excelio lentelėje, tai galit paieškoti aistros, gal ten, sakau, longevity įmonė užsiima, ar streso valdymu kažkokiu, ar ne, ir tame prasme galima atrasti. Turime 2 vadovus, ar ne, turime Kiprą ir Mindaugą ir labai būtų įdomu sužinoti, Mindaugai, pradžiai iš tavęs. Žmogus praranda prasmę, aistrą, pilnatvę darbe. Kaip tu galvoji, ar įmanoma dar pakelti tokį žmogų ir galbūt tu gali pasidalinti netgi, ką jūs darot su tokiu žmogumi, kad pakeltumėt truputuką, nes kiek aš žinau, tai Nortalė, galiu taip sakyti, nėra taip, kad pas jūs būtų dažna darbuotojų kaita. Ir netgi, man atrodo, esu girdėjusi, kad, jeigu iš Nortal jau išeina darbuotojas, tai tik tais ten po 10 metų ir tik dėl to, kad, žinok, jau reikia kažkokią kitą įmonę pabandyti. Tai vadinasi, vis tiek, jeigu žmogus dirba 10 metų, tai natūralu, kad jam ta aistra, prasmė, pilnatvė banguoja. Tai kaip tvarkotės? Tai už tą gandą, kad žmonės mažiausiai 10 išdirba, tai ačiū Mildai už šitą. kad pasklė. Ne, iš tikrųjų tai sudėtingas uždavinys ir nėra vienreikšmės atsakymo, nes jeigu, pavyzdžiui, žmogų aistra dingo dėl to, kad jam asmeniam gyvenime kažkas nesiseka, ar gyvenimo sutapimais, tu nelabai turbūt gali kažką padėti, tu turi turėti kantrybės, leisti jam išbūti, išlaukti ir, nežinau, gali pasiūlyti pagalbą ar pareguliuoti darbo krūvį ar kažkaip kitaip, bet turbūt daug įtakos neturėsit. Vis tiek turi praeiti laiko, kažkokias žaizdas užgydyti tam, kad žmogus vėl atrastų jėgų kūrybinių. Lygiai tas pats ir su perdegimu, ar ne? Su perdegimu tai yra daugiau kontrolės, kadangi, bent jau tą darbo krūvį gali labai priversinai sumažinti, sureguliuoti ir duoti žmogui erdvės atsigauti ir atsistatyti savo tą energetinį resursą. Kas susijęs su pačiu darbu ir jeigu motivacija dingsta, tai darbdavio vadovo yra pareiga žvelgti, kad žmogus gal nebeauga toj pozicijoje, nedaro tai, kad ne tai, kas jam patinka. Gal komanda, kurioje dirba, neleidžia, neturi erdvės jam augti, gal kažkokios kitos priežastys. Tai čia aš visą laiką sakau, kad įmonėje vadovo pareiga yra šalinti kliūtis žmonių augimui. Augimui, tai irgi susiję ir su aistra, ir su energija, taip mes turim netrukdyti dirbti ir netrukdyti augti. Tai įžvelgti tuos dalykus, yra tas jau tada jau menas ir ateina su patirtim ir su įmonės kultūra ir su požiūriu į darbuotoją kaip į žmogų visų pirma, ne kaip į resursą. Čia jeigu galiu, Marija, tada irgi pridėti ir matyti, ką dar gali vadovas daryti, taip, tą palaikyti pokalbį pastoviai apie tai, ne kiekvieną dieną, bet ar ne kas kažkiek laiko domėtis žmogum, kaip jis jaučiasi ir, ar viskas gerai iš esmės ir tada tu gali net neprieiti tokių momentų, kada ta, motivacija ten dings, nes tu kalbėsi su žmogumi ir sakys, gal aš kažko naujo noriu ir tada žiūrėsi, ar turi kažkokių galimybių atliepti ir galėsi veikti kažkaip, o jeigu ne, tai galėsi irgi kalbėti, ką darom toliau. Tai... Okay, Kiprai. Ką tu darai kaip vadovas? Jo, tai šiaip reikėtų pasakyti, kad mano vadovavimo patirtis yra 5 metai, dar COVID-as prisidėjo, tai taip mažiau truputėlį. Įmonė 12 darbuotojų, plus ten gal yra dar kitų žmonių, kas prisideda kitokiais būdais, bet žodžiu, nedidelė įmonė. Tai tų žongliravimo kamuoliukų, kaip motyvuoti darbuotojų, tikrai yra mažiau. Ir savaime suprantama, kad pas mus įmonė ateina jau žmonės
aistringi dažniausiai laiptai arba matantis prasme toje veikloje. Tai tos motivacijos pradžia dažniausiai netrūksta, o jeigu kažkam ir trūksta, šiaip atėjo trumpam pasibūti, tai dažniausiai ir neišbūna ilgai, nes pas mus tikrai nėra 25 laiptelių karjeros ir kitų motivacinių sistemų, bet aš kaip vadovas stengiuosi visą laiką palaikyti, pamotivuoti. Žinai, turiu, ačiū Dievui, kelis kolegas, kurie jau dirba su manim nuo pat pradžio, tai jiems stengiamės, žinai, sugalvoti naujų užduočių, keičiami pareigybės, auga karjeros, auga vis ir finansinė, žinai, gerovė. Tai visais būdais, kaip įmanoma iš tiesų. O šiaip pagrindinis pastebėjau dalykas, tai kaip ir sakė, nuolatinis dialogas iš tiesų, kaip jaučiasi ir kas jam tuo metu yra aktualu. Ok, tai dabar pakalbėkime apie jūs, kaip jūs jaučiatės. Kiprai, ir pradėsiu nuo tavęs. Šiaip jūs visi turit labai skirtingą patirtį ir bus labai įdomu išgirsti, kaip jūs patys žongliruojat tarp aistros, perdegimo, prasmės ir pilnatvės. Tai Kiprai, kaip tau pavyksta išlaikyti pusiausvyrą ir tarp sportinių interesų? Nežinau, kiek dabar tavo laipiojimas yra sportinis interesas, kiek hobis. 6 per savaitę sportuoti yra... O Dieve, nu tai aišku. Tai kaip tau pavyksta išlaikyti pusiausvyrą tarp sportinio intereso ir verslo? Kaip tu išlaikai, kaip tu pats žongliruoji va šitais kamaliukais? Šiaip nuovargis labai geras dalykas, fiziškai pavargsti ir kažkaip ir smegenis pailsi, bet jeigu taip rimtai, tai jo, geras klausimas, kartais susiduriu su šituo ir kai jaučiu, kad jau darbų prisigavau per daug ir kenčia mano pagrindinė aistra laipimas, tai grįžtu prie pradžių, prie fundamentų savo, tai atrodo, einu laipioti, išgyvenu savo tą tikrą aistrą ir prisimenu, dėl ko aš viską pradėjau, žinai, daryti. Tai kai pajauti tą meilę sportui vėl ir supranti, dėl ko tai pradėjai daryti, tai tada pasidaro lengviau. O antras dalykas, tai ateini į tą bendruomenę, į tą erdvę, kurią sukūrei ir išgyveni kartu su tai žmonėmis, kurie ten yra, jų pirmus lipimus, pirmas baimės veiktas, kitiem ten antistresinė erdvė yra, žinai, kiti šiaip ten ateina fainai praleisti laiko. Šiaip į Vertical dažniausiai ateina visi laimingi žmonės, nes jau nedarbos, o būrelis, žinai, tai erdvė ten yra tikrai nuostabi ir smagu matyti tiek daug laimingų žmonių, tu su jais kartu pabūni, pamatai, kiek džiaugsmo teiki ir kiek ta erdvė suteikia džiaugsmą ir tada nusišypsi ir galvoju, viskas gerai. Dovilė, aš žinau, kad tavo irgi patirtis labai įvairi yra su perdegimu. Tai tu dalinkis, kiek tu nori, bet tu dabar esi visiškai freelancų išėjusi, ar ne? Ne. Pusę etato dirbu ir įmonėje šiandien. Okay. Jo. Bet balansuoju. Balansuoju, gerai. Bet tavo patirtis įvairi labai buvo, ar ne? Ir tu vis tiek dirbi su rekrutinimu toliau, ar ne? Oi, su daug kuo. Nu tai gerai, tai kaip žongliruoji tada irgi, kad nepamesti tos aistros, ypač po tavo tam tikrų patirčių, ar ne, kur reikėjo turbūt nusinulinti. Tai jeigu trumpai gal pasidalinant tą priešistorę, tai aš buvau gal vienas iš tų žmonių, kur man taip sėkmingai pavyko natūraliai iššokti nuo savo karjeros pradžios į tą karjeros kelią, kurį aš myliu ir kuriam jaučiu aistrą. Bet vieną dieną baigėsi kartais aistros, net ir tai būna, tai ir buvo taip nutikę. Apie perdegimus kalbant, esu patyrus perdegimus ir iš aistros, ir iš visokių kitokių dalykų, tai galbūt tos patirtis iš tikrųjų yra tas ir bagažas šiandien, ar ne, pagalbai žmonėm, coachinėme, konsultavime. Tai ir tie paskutiniai keli metai, tai kas buvo, kad aš tokį išsikėliau tikslą, kad viskas, jau aš dabar sekantį darbą, kurį eisiu dirbti, tik tas, kuris jau čia nerealiai, aš jau taip bus gerai man. Ir nebuvo minčių, ką daryti. Ir tada buvo, tai ką čia daryti. Tai iš čia atėjo tie bandymai ir ieškojimai, nes tikslas tai buvo man šitas labai ambicingas, kaip aš savo tokį išsikėlus ir tada ir vyko tie ieškojimai ir bandymai to, ar aš noriu dirbti agentūrai, ar noriu dirbti įmonėje, ar visiškai freelancų, ar daryti savo verslą, ar daryti dar kažką, ar tik tai keliauti iš vis nebedirbti, iš vyro gyventi, viskas buvo išbandyta. Tai ar atradau kaip čia tuos, nežinau, atsakymus, kaip neperdegti ir kaip čia, nežinau, ar neperdegti, tai man atrodo, kad aš jų dar ieškau, bet šiandien kas yra, kad kai aš tik tai jaučiu, kad kažkas išsibalansuoja pas mane gyvenime, aš jau galiu suprast, kokie signalai yra ir kada tas vyksta ir iš karto kažką tai pakeisti. Tai šiandien aš balansuoju, vieną dieną tiesiog per tuos ieškojimus supratau gal tai, kad
buvau taip kažkaip naiviai išsikėlus tikslą, kad aš, jeigu va taip susigalvojau, kad aš dabar turiu iš aistros gyventi, kad aš, nu, turiu rytoj po mėnesio, nu, kad kuo greičiau žodžiu. Nu, čia tarpsme tik taip, arba einu tiesiai ten dirbti. Juoda, balta. Lipdukų klyjuoti, arba taip, arba lipdukai. Nu ir tada tos patirtis galbūt atnešė tai, kad, nu ką tu čia susigalvoji, taip neįmanoma yra. Ir tada, nu, per dar visokius suvokimus atėjo tas, kad aš galiu išsikelti tą, kaip čia be pavadinsi, šiaurinę žvaigždę, ko aš siekiu. Ir ta svajonė gali būti žiauriai didelė ir gali būti tik už 20 metų išsipildyti. Bet jeigu aš tada išsikėliau ją ir jinai mane pakankamai, man net šiurpuliukai eina, nes aš žinau tą savo. Ir jinai pakankamai mane energizuoja, tai aš dabar galiu gal kažkaip po truputį tuos žingsnius dėlioti ir kartais gal ir galiu ir darbus dirbti, kurie nelabai man patinka, bet man padeda artėti link tos mano šiaurinės žvaigždės. Tai šiandien aš laviruoju ir stengiuosi susidėlioti savo gyvenime taip veiklas, kad aš turėčiau ir labai stabilumą, kas yra iš tikrųjų labai labai svarbu, kai tu ieškai kažkur dar dalykų, bet vis tiek vienoje dalyje aš stengiuosi turėti stabilumą, finansinį užtikrintumą, kad aš jausčiau pagrindą po kojom, net nenuskriščiau visiškai, o kita dalis pas mane yra visiška kūryba, ieškojimai, absoliutus negalvojimas apie pinigus ir tik iš savęs kažkokie veiksmai. Ir aš taip stengiuosi išlaviruoti kažkaip. Okay. Mindaugai, tavo dar kitokia patirtis, tu esi vadovas, ar ne? Kaip tu žongliruoji tarp aistros, perdegimo ir neperdegimo? Tai aš esu gyvas paradoksas, ne? Aš negaliu gyventi be pokyčių. Jeigu man pokyčiai nevyksta, man labai greitai pasidaro nuobodu ir aš tampu neproduktyvus. Iš kitos pusės, Nartalė, aš esu 15 metai. Bet tai reiškia, kad aš tos visus pokyčius sugebėjau realizuoti toj pačioj erdvėj, po tą pačią žalią vėliavą ir pradėjau kaip analitikas, testuotojas, po to projekto. Ko aš tik nedariau, aš gal kokį jau 9 ar 10 darbą per tuos 14 metus dirbu čia, nu ir man ta erdvė vis dėlto dar teikia galimybę surasti kažką naujo, kas man įdomu, kas yra pokytis ir kur ypatingai dabar vadovo pozicijoje, kai jau esu 6 metai, tai vis sugalvoju kažkokią naują kryptį, kur visus ir savo komandą stumiu. Tai pavyzdžiui, dabar projektas mūsų visą įmonę Lietuvoje paversti dirbtinio intelekto kompetencijų centru. Nu, tai yra nuostabiai įdomus projektas, tiek savo ambicija, tiek su challenge'ais, sudėtingumais. Labai įdomu. Okay. Faina. Ir einam į paskutiniuosius tokius 3 klausimus ir tada žiūrovai galėsite užduoti klausimus. Tai, nu dabar tokie bus juoda balta klausimai, labiausiai, kurių nieks nemėgsta. Dovilė tai tikrai iš vis sakys, nu Marija, ką tu čia iš vis užduodi, yra visaip tam gyvenime. Nu gerai, gal toks ir ne juoda balta, bet kartais reikia pasiduoti. Vat mes einam iš aistros ir kartais turim žinoti, kad nu gal jau laikas pasiduoti, kažkaip gal nesiseka jau čia, nežinau, vat kūrį ar ne vertikal. Ar buvo tau momentas, kad nu velnas, gal jau laikas pasiduoti? Jūs atsidarėt prieš pat COVID? Ne, tikrai ne. Nėra tokios, yra gal labiau laikas gal kažkam duoti kitam pavadovauti. Galėsi daugiau laipiot, bet ne, taip nėra, man atrodo, kai darai savo verslą ir aistringą verslą, tai tokio dar nebūna per 5 metus. Ok, faina. Bet žinai, nu viskas augo pati, tai ir ten matai, kai viskas augo, jeigu neaugtų, tai gal ir būtų tokių minčių. Ok, tai kaip galvojat? Ateini iš aistros, nu ir neina kažkas, neina. Ar verta pasiduoti žmogui? Nu, pavyzdžiui, tas pats, mes Code Academy, ar ne, dirbam. Žmonės pas mus ateina dažniausiai iš aistros IT, pasibaigia Java programavimą, nu ir negauna darbo. 3 mėnesius, 4 mėnesius. Jūs siūlytumėt pasiduoti? Ar kaip galvojat? Papasakoti savo istoriją. Aš atsimenu, labai norėjau tos laipimo salės. 2017 metai atsidaro Vilniuje 2 salė, žinai, aš jau svajau prieš 3 metus jau atidaryti, daro kažkoks nežinomas žmogus, okei. Atidarė, nuėjau ten dirbti, žinai, šiaip visai nieko, viskas gerai buvo. Ir atidaro mano draugas. Aš vis dar netidariau, aš vis noriu, kodėl man vis nesiseka. Simenu, sėdžiu Barcelonai, žiūriu jūrą, ten su kitais darbais būnu važiavęs. Galvoju, nu dieve, nu kodėl man taip nesiseka. Nors, žinai, atrodo, viską žinau, viską moku, esu iš tos rinkos, nu ir čempionas, ir treneris, ir viskas. Kodėl aš negaliu padaryti?
bet kažkaip dar truputėlį palaukiau, dar jau. Ir tuo metu atrodė, kad jau, nu, jeigu ne dabar, tai jau tikriausiai nebedarysiu, bet tai bum skambutis ir atsirado patalpas ir tada važiuojam. Tai laukiau ilgai. Okay. Dovilė. Gali pasiduoti, jeigu nori. Nu, ta prasme, jeigu tai tikrai yra tavo aistra ir tu pasiduosi, tai kas tu sako, kad tu negali grįžti prie jos vėliau gyvenime. Nu, tas, žinai, žodis pasiduoti, tai toks gal labai taip stipriai skamba, kad atrodo viskas nubraukiu ir pamirštu, žinai, bet, nu, tarkim, nežinau, nu, šiandien jos atsisakyti, nu, šiandien pasakyti savo, kad, nu, gerai, šiandien nedarau, nu, ne ta diena, ne tas laikas. Tai manau, kad tu drąsiai gali tą daryti. Nes sakau, jeigu tai tikrai tavo, nu, tu vis tiek vienaip ar kitaip, kiek tu suksi ratų, tu grįši prie to dalyko. Čia tai yra faktas, man atrodo. Tik tai man klausimas, kada tą padaryti. Nes kartais, kai imiesi daryti tų dalykų, va, iš aistros, ar nesvarbu ko kažko imiesi daryti, ar ne, tai gali būti, nu, tau taip nauja, tu niekada nedarai, tai ten bus, nu, 10 baimių, ten ir tokių nesvarumo būsenų, kad tu ten gali norėti kiekvieną dieną nedaryti to, net ir kad ir kaip tau tai patinka, tai ar ten, nežinau, kad jis net darai dalykus, kur nieks kitas nedarė, iš vis kosmosas net nėra pasilyginti su kuo, tai galbūt yra, kad, nu, kažkaip nusistatyti kažkokią tai ribą, kiek aš esu nusiteikęs dėl kažko, nu, ar ne, kiek daryti, vat, kiek laiko aš dirbsiu ties to dalykų, kur bus kažkokie jau tikrai man konkretus, aiškus, net gal tokie objektyvūs rodikliai, kad jau, nu, laikas kažkaip nueit nuo šito. Tai vat, gal tas, kad nenustot per anksti, nes tas tai tikrai lengva yra. Ir man atrodo, tu pačioj pradžioje dar labai gerai pasakei, kad ir susitaikyti su tuo, kad ne viskas patiks, net ir einant iš tos aistros ar prasmės didžiulės, dievaži, man sunkiausia užduotis yra, kur aš turiu visada prisiversti, nepaisant to, kad man labai patinka tai, ką aš darau, tai atsakinėti į mailus. Nu, man yra tiesiog 40 laiškų per dieną ir man yra labai sudėtinga prisiversti, bet tu eini darai, paskiri laiką ir tu supranti, kad vis tiek reikės tą daryti. Galiu dar pasidalinti, žinai, apie tą labai tokį beprotišką norėjimą kažką daryti. Tai kartais ir gali būti tokie labai nuspasti, tokie psichologiniai, nes tu taip to nori, kad tu savo išsikeli tokį, kad aš žudbūt turiu tai padaryti. Ir tu, ta prasme, neleidi savo turėti jokių kitų variantų. Ta prasme, tu nustatai tokį, kad tik taip arba ne kitaip. Ir dar jeigu nupaišai, kaip turi būti, tai tada dar yra sudėtingiau. Bet jeigu tu taip nesilaikai įsikibęs, o taip tiesiog, kad, nu, okei, aš darau, nu, veikiu, elgiuosi, kaip kas man atrodo teisinga, ką reikia daryti, išeis, tai išeis, reiškia, okei, labai fainai, neišeis, ar ne, nu toks, tai gal neįsikipti tą dalyką. Ir aš, pavyzdžiui, pati irgi su tuo paleidimu pradėjau savo projektą vieną, kuris man tikrai yra, nu, man ten atrodo, wow, mano aistra. Ir aš vienu momentu jį pristabdžiau. Ir vis, nu, ir toks buvo tokių gal įsijungę, ar net ant tų vidinių kritikų, eik tu savo kaip gėda, pradėjo ir nebaigė. Nu, buvo to tokio, bet po to tai kažkaip, kai šitie išjungiau šitos žmogeliukus pas save, atsisėdu ir galvoju, tai jo, nes dabar, nu, pasižiūrėk, Dovilė, čia tau gyvenime dabar tas svarbu, eik susitvarky gyvenimą, savo pasakiau ir galėsi grįžti. Ir šiandien aš vėl grįžtu prie to savo, nu, projekto, tai ir taip vat būna. Visaip tam gyvenime būna. Mindaugai. Aš tai manau, kad tas žodis pasiduoti yra toks labai turi neigiamą konotaciją. Gal labiau tinka tiesiog suprasti, kad laikas pokyčiams, ar ne? Tai turbūt, vat, kaip ir daug Code Academy dalyvių, ne, kažkokių savo gyvenime etapų suprato, kad laikas pokyčiams, aš darau ne tai, kas man patinka, arba ne tai, kas šaukia, arba kas ten duoda, nežinau, finansinę laisvę kažkokią, tai dėl to laikas pokyčiams einu mokytis programuoti. Ne? Tai, nu, tai nėra pasidavimas, tai yra suvokimas, reikia kažką keisti. Ne? Ir tai reikia daryti, aišku, labai gerai pasvėrus. Ne? Ko reikia, ko norisi, kas patinka, kas nepatinka. Tai vienareikšmiško atsakymo, kad va, tam Java developeriui 3 mėnesius nerandant darbą jau reikia pasiduoti ar ne, nu ne, kiekviena situacija yra individuali. Ir paskutinis klausimas iš manęs. Turime vėlgi čia būrį žmonių, turime už ekranų, ar ne, žmonių, kurie turbūt yra čia dėl to, kad galvoja apie tos pačius pokyčius savo karjeroje, galbūt net gavo tą pagrindinę atsakymą, susitvarky gyvenimą, asmeninę pradžią, ar ne? Bet
Kaip jūs galvotumėt, jeigu dabar eitumėm visiškai iš tokios pragmatinės pusės, ką jūs patartumėt visi? Ar siekti vis tik tos aistros, ar, dar pradžiai pasižiūrėti, kas yra reikalinga darbo rinkai, kokių įgūdžių reikia, Mindaugai? Tai vėlgi, kas labiausiai prasmina, jeigu tau reikia darbo kaip priemonės pasiekti kažkokiems tikslams, realizuoti save kažkur kitur, kur negali uždirbti pinigų, tai tada turbūt reikia labiau žiūrėti tą stabilumą, atlygį, pasitenkinimą darbe, energetinių resursų saugojimą. Jeigu pats darbas yra jau tas aistros variklis, tai tada vėlgi visiškai kitaip. Tai vienareikšmiško atsakymo nėra. Pavyzdžiui, tarkim, aš sugalvočiau dabar, kad mano aistra yra šokti baletą, ar ne? Ir aš, būdamas jau nuspręsčiau dabar keisti karjerą ir mano tikslas būtų šokti operos ir baleto teatre. Reikėtų įsivertinti tokio pasiūlymo, kad ir kaip norėčiau, kad ir kaip degtų tos akis ar kojas, kiek tai yra pasiekiama, ar ne? Gal kokį breiką galėtų? Galbūt. Tai kažkur vis tiek surasti išvairuoti, bet tai turi būti vis tiek protinga adekvatu. Dovilė? Tai aš vis tiek sakyčiau, pirmą pradėti nuo savęs. Kažkaip klausimą savo užduoti, ko aš noriu. Tai net ir tas klausimas, ko aš noriu, tai nebūtinai atsakymas turi būti, kad ten kažkokio aistros darbui, bet vis tiek kažkokį tai atsakymą žinai, ko tu nori. Kokio darbo, ar ne? Ir tada, kai tu vis tiek kažkokį tai vardini, tada eini ieškoti, ar reikia rinkai tokio, ką aš čia siūlau save, ar ne? Tai vis tiek toks man nuo savęs tokia pradžia. Nes labai tikrai daug tenka konsultuoti ir tose IT, ar ne, mokyklose žmonės, kurie ten persikvalifikuoja ir man kartais būna liūdna, nes dalis tų žmonių pasirenka tą kelią dėl to, kad yra visuomenė kažkokie, ten, nežinau, trendai, kad tai IT populiaru, ten gerai uždirbsi, čia kažką dar girdėjau, draugas sakė ir panašiai. Ir tada jie praeina visus tos kursus, mes kalbam ir sako, bet nelabai man šiaip įdomu. Ar ten sakau, tai dėl ko, kaip tu sugalvojai, kaip tu atsidūrei čia? Tai vyras programuotojas, kažkaip sakė, fainai, ir aš atėjau, tai kokia bus tavo, kiek tu stengsiesi dėl to dalyko, kai tu per tai atėjai. Tai gerai, kad jeigu vyras pasiūlė, pabandžiau, patiko, tada ar ne, per veiksmą supratau, kad rezonuoja. O jeigu ne, ir toliau savestumu, ir ten toliau, tai faktas, kad jeigu yra kažkokių galbūt situacijų, kada reikia tokį kelią pasirinkti, ar ne, negali tu ten žaisti, rinktis, galvoti ir ten svajoti, ar ne, ir reikia šiandien veikti ir uždirbti pinigus, tai gali būti tokių situacijų ir pamečiu binti dabar. Aš gal pabaigsiu tavo mintį nuo savęs. Kad mes šiaip net ir suaugę žmonės truputį nepasimokom iš to, ką mums mokytojai jau 12 klasiai dauguma mokytojų sakė, kad nesirinkite pagal tai, ką ten jūsų draugas studijuos kažkur, ar ne, nes kur tu studijuosi? Vilniui, ar ne, kodėl? Nes ten mano draugė važiuoja, ar ne? Ir dabar mano kasdienybė, kuri šiaip yra Code Academy, ta prasme, kad, mes kiekvieną dieną žmonėms sakom, kurie, tarkim, konsultuojasi dėl mokymų ir sako, o tai kas čia dabar populiaru? Nesakau, baikit, viskas, tai čia mes turim ir pabaigti, nes ne tai, kas yra trendas dabar, ten gali būti trendas UX UI dizainas arba ten tas pats Java programavimas, bet kas iš to, jeigu tu esi sutvertas būti testuotojų, pavyzdžiui, ar ne? Tai ne tai, kas trendina žiūrėti, o tai, kas iš tikrųjų širdyje labiau, kas iš tikrųjų gali džiuginti. Kiprai. Aš tai dviprasmiškai mąstau. Šiaip paantrinčiau Mindaugui, aš labai rimtai pasisverčiau. Žinai, žiūrint kokiose situacijose. Aš atsimenu, kai man buvo 19 metų ir aš tam fanatikas laiptas buvau. Ėjau, gerai, įstojau universitetą, reikia pradėti dirbti, gyventi ant savęs, reikia susirasti darbą kažkokį. Ok, draugas sakė, kaviniai, direktorius ten ieško darbuotojų. Ok, prie Bernardinų sodo, faina kavinė, einu į pokalbį, paskambinau, priėmė, gerai. Atinu į pokalbį, žinai, ten šneku, pokalbis kaip ir gerai, pirmas prakaituojišku, bet kažką šneku, eina toliau pokalbis ir atneša 3 espreso ir tada, žinai, duoda vieną paragauti, aš taip atsigeriu ir sako, ką galvoju, koks skonis iš toks, sodrus.
Ok, sako, nu atsigerkit ir aš toks atsigeriu antrą ir tada toks ateina, čia mano žinios ir baigėsi, žinai. Daugiau neturiu ką pasakyti. Nu, tai ką aš noriu pasakyti, kad, žinai, būnant toj situacijai, gal man buvo patogu nueiti dirbti laipimo salę. Šiaip manęs tikriausiai niekas daugiau kažkur nedarintų, bet dabar, jeigu toj situacijai būčiau, aš tikrai pagalvočiau, ar dar eiti, žinai, dirbti laipimo salę, ar siekti tik toje srityje kažko, žinai, gal reikėtų pasverti, gal kažkur galima pasimokyti ir geresnių perspektyvų pasiekti, žinai. Tai labai priklauso nuo tavo pačios situacijos, kaip tau šiandien yra. Tai siekti aistros tiesiog užmartom akim dėl to, kad taip dabar yra madinga daryti. Žinai, jeigu turi 2 vaikus. Galiu aš čia vieną taip mintį, nes taip kažkaip labai man taip jaučiasi, kad mes judame tokį, kad arba aistra, arba pinigai. Nu, toks, vat, ir daugelis žmonių šiaip labai dažnai turi, vat, kai tu dar pirmai klausė, ar ne, ir ten netėjo man mintis, kad jeigu dirbsiu iš aistros, tai neuždirbsiu. Nu, nes čia kažką tai ant sofos gulėsiu, nieko neveiksiu, nu, ta prasme, kažkokių ten aš galėčiau vardinti, kiek yra įsitikinimų apie tai, ko tu nepadarysi, dirbdamas iš aistros. Tai nemanau, kad tai visą laiką yra. Tikrai faktas, kad būna tokių situacijų, ar ne, bet tikrai ne visą laiką. Tai va taip norėtųsi nubraukti tą, kad jau jeigu reikia rinktis, tai iš karto einu racionaliu keliu kažkokiu apgalvoti, apmastyti ir net negalvoju apie tai, kas ten, va, ar ne, man patinka. Tai va kažkaip šitą, kad neužtriktų tokia mintis, nes tikrai gali būti visaip, ar ne, čia daug yra faktorių dar tame. Dažniausiai, kai mes mylime tai, ką darom, kažkaip... Nejaučiam, kad dirbam. Jaučiam, kad dirbam. Čia irgi aš su tuo nelabai sutinku, nes darbas nėra hobis. Vis tiek hobis yra hobis, darbas yra darbas, bet tai, ką mes mėgstam daryti, veikti, pinigai ateina dažniausiai natūraliai. Gerai, tai galbūt turim iš auditorijos gyvosios, auditorijos klausimų, į kuriuos mes galėtumėm atsakyti. Labai gerai. Miškų jūra, rankų jūra, kaip visada. Bet labai gerą klausimą gavau, tikrai nesitikėjau, kad gausim tokį klausimą būtent šitoj temai, bet Kiprai, tai akivaizdu, kad tau. Kaip suderinat sporto laiką su darbo laiku? Gal dirbi, o sportuoji dalyvai. Geras. Vat, koks pragmatiškas ir paprastas ir žmogui reikalingas klausimas. Tai kaip suderinat sporto laiką su darbo laiku, dirbant ne savo organizacijose, ypač į rytą sportuoti efektyviau? Ne, tai reikia suprasti, kad aš dirbu savo organizacijoje ir tiesiog ten vis laik gali sportuoti, bet dažniausiai suderinę taip, kad tiesiog dirbi 12 valandų ir tada dar 3 pasisportuoji, žinai. Nu, čia crazy. Nu, bet žinai, jeigu patinka, tai ką. Jo, tai aš galiu nuo savęs pasidalinti, nes irgi daug sportuoju, tai labai paprastai. Su sportu yra, žinokit, taip paprasta, reikia tiesiog atrasti savo sportą. Ir aš iki laipiojimo bandžiau sporto salę, tada bandžiau bėgiojimą ir šitiem 2 dalykam aš visą laiką radau milijoną pasiteisinimų, kodėl nedaryti. Kodėl dabar negaliu bėgioti? Ai, per karštą, ai čia skauda koją, ai čia PMS, koks nors dar, kas nors. Kai nuėjau į laipiojimą, nu visi pasiteisinimai dingo, nes tiesiog labai mėgstu tą daryti. Tai šiandien vakare žinau, kad yra diskusija, vadinasi, ryte varau palaipioti. Tai Prasilenkiam. Tai tiesiog atraskite savo sportą ir tada žinokit, viską suderinsit. Tai čia toks buvo labai nuokrypis, bet jeigu žmogus uždavė tokį klausimą, tai vadinasi auditorija, matot, jūs irgi galit bet kokių klausimų užduoti, kokių tik tais norit. Ką patarsit darbuotojams, labai geras klausimas, ką patarsite darbuotojams virš 50 nuolant tobulėjančio, bet darbdavio nuvertinamo dėl amžiaus? Aistra jaunuolio ir aistra brandaus amžiaus skiriasi. Jaunuolis be patirties, bet su didelė aistra, o brandaus amžiaus su didelė patirtimi ir su pamatuota neperdėta aistra, gal todėl atrodo, kad jaunuolis turi pranašumo aistringumo srityje. Mindaugai, ar 50 metais gali turėti mažiau aistros negu kad jaunuolis savo darbui?
Nu, turbūt, jeigu paimant amžius, tai su amžiumi energijos kiekis mažėja. Ne, natūralu, kad 20-metis jis turi daugiau energijos negu kad 50-metis. Ką turi 50-metis, ko neturi 20-metis, tai turi tą gyvenimo patirtį, darbo patirtį ir tą pilną kuprinę triukų ir būdų, kaip su mažiau padaryti daugiau. Tai ar tas 50-metis bus mažiau produktyvus negu 20-metis, tikrai ne. Tai ir manau, kad tie stereotipai, kad nesamdykim 50-mečio, nes neturės aistros, jie negeri yra. Tai rodo turbūt tas siaurą darbdavio požiūrį. Dovilė? Tenka šiaip irgi pakalbėti nemažai su vyresniais žmonėmis ir labai dažnai jie turi šitą baimę ir jau turi dar net nepradėję. Bet žinok, turi ir 35 metų ir man už 2 metų bus 35 ir aš jau galvoju, čia man tuoj tiksės, kur aš pradėsiu sakyti, aš jau per sena, čia gal darbo rinkai. Nu tai jeigu bijai, tai kaip tada veikti iš to? Nu, ta prasme, tu gali galvoti, kad yra tokių organizacijų, nes faktas, kad yra tokių organizacijų, tokių žmonių, kurie atmeta žmonės ir atmeta dėl daugelio kitokių nesąmoningų priežasčių ir visko pilna yra, ar ne, bet tai neturėtų tavęs kažkaip tai sustabdyti. Ir kaip Mindaugai, tu sakei, yra tie privalumai, ar ne, tai aš kai kalbu su tais vyresniais žmonėmis, tai irgi stengiuosi parodyti, kad tu turi tų privalumų, nes dar kas yra, kad jie įprastai būna žymiai lojalesni, atsakingesni. Darbo etika visiškai kitokia ir yra daugelis organizacijų, kur reikia tokių žmonių, o ne ir yra ir tų jaunų tokių išsitaškiusių visokiausių, ar ne, žmonių, kurie, neturi tų dalykų, tai gal nereikia, čia nereiktų pasiduoti. Aš gal vis dėlto pridėsiu dar vieną mintį, nes dažnai būna, kad ten vyresni žmonės, jų darbo patirtis buvo tokia, kad kaip tik trūksta tos darbo etikos arba kultūros ir sugadinta tiesiog darbo prastose organizacijose. Tai čia gali būti nebent dalykas, kas gali atbaidyti darbdavį nuo 50 mečių. Tuo tarpu 20 metis, tu matai, jis visiškai žalias, tai yra minkšta medžiaga, kurį tu gali formuoti taip, kaip atrodo teisingai tavo organizacijai pagal tavo darbo kultūrą ir vertybės. Tai gal yra tas skirtumas nedidelis, bet jisai daugiau yra iš pragmatinės pusės, ne dėl paties amžiaus. Kiprai, ar tu turi ką pridurti? Jo, aš tiesiog mažas darbdavys, bet samdau jaunų žmonės ir labai pritarčiau, dažnai darbo kultūra, etika darbo pas jaunų žmonės dažniausiai nesuformuota dar. O ir, pasakymas yra samdyk už save protingius žmonės, tai aš nieko nematau blogo prieš vyresnius žmonės ir šiaip, jie turi savo patirtį, iš kurios galima pasimokyti, kas man yra vertybė. Jo, tai čia požiūrio klausimas iš tikrųjų tiek ir iš darbdavio pusės, bet tiek ir iš pačio žmogaus. Aš tai labai tuo tikiu, kad su kokiu požiūriu pats žmogus ateis į darbo rinką, į darbo pokalbį, pas darbdavį kalbėtis, tai darbdavys tikrai nuskaitys tą požiūrį ir taip ir gali tada ir kalbėti su tokiu žmogumi. Jeigu jis nesijaučia vertas pagarbos, tai dažniausiai jis pats savo kūno kalbą, savo šnekėjimu tai ištransliuoja. O aš tai, kadangi edukuoju žmonės karjeros klausimais, tai visada sakau, kad kai einate į darbo pokalbį ar apskritai į darbo rinką, tai labai Dovilė gerai pasakė, iš ko tu eini, ar ne, iš kokios povyzos su savimi eini, nes jeigu einam iš to, kad manęs niekam nereikia, tai ir gausim pilną patvirtinimo apie tai, kad manęs niekam nereikia. Jeigu aš einu iš to, kad aš esu labai vertinga arba labai vertingas, nes aš turiu XYZ ir visi mes žmonės turime savo stipriausias asmeninės savybės, mes turim savo patirtis, turim savo talentus ir apie save būtent taip reikėtų galvoti, o ne kad, ten jaunuolis tai toks, o aš jau čia gal ir nebe tokia, ar ne? Tai mesti šitos tokius, tą vidinį kritiką, aš tai savo vidinę kritiką iš viso vadinu Nijolę, su visa pagarba Nijolėm, bet aš tai Nijoliai dažnai sakau, kad, tu gal eik pailsėti, kol jinai nusiramina. Viskas, klausimų mes nebeturime. Apibendrinant, man atrodo, kad mes atsakėm į šitą klausimą labai paprastai, kad aistra darbui yra okei, bet jeigu jos nėra, mes galim kažkur jos kitur susirasti, kad karjera nėra toli gražu linijinis gyvenimo projektas, tai yra labai banguojantis projektas ir svarbiausia vis tik yra suprasti, kad
Nu, jeigu aš sėdėsiu ant sofos, aistra neateis. Jinai nenukris, net ir tie žmonės, kurie jaučia aistrą darbui, kažkokiam veiklom. Šitie žmonės 3 irgi tą įrodė, kad jie nesėdėjo, kažkas į kalnus išvažiavo, kažkas perdegti turėjo, kažkas gal pokyčius labai mėgsta ar ne ir nuolat tenai ieško savo aistros ir pilnatvės. Tai kitaip tariant, jeigu mes sėdėsim, tai nieko neįvyks ir jeigu norit rasti pilnatvę prasme, tai reikės, žinokit, atsistoti nuo tos sofkutės, pajudinti savo bulkutės ir padirbėti. Tai ačiū Jums labai, paplokim šitiems nuostabiems žmonėms. Ačiū visiems. Ir aš pačioj pradžiai pamiršau pasakyti, bet San Diego mus įsileido ir įsileido visiškai nemokamai. Tai ką mes galim padaryti, tai nusipirkti bent po vieną gėrimą ir atsigerti tai, ką jūs norit. Alkoholį, nealkoholį, 1, 2, 3 gėrimus, čia jau nuo jūsų pajėgumų priklauso. Ačiū labai dar kartą paplojam Mindaugui, Dovilei ir Kiprui.